Hard – koks kietas, pavyzdžiui, hard mattress – kietas čiužinys. Taip pat hard reiškia sunkus, reikalaujantis pastangų, kaip pavyzdžiui posakiuose it's hard to say – sunku pasakyti, it's a hard question – tai sunkus klausimas. Dar viena šio būdvardžio reikšmė – stiprus, smarkus, pavyzdžiui, hard frost – stiprus šaltis, speigas, hard drugs – stiprus narkotikai. Taip pat priklausomai nuo konteksto būdvardį hard galima išversti ir tokiais atitikmenimis kaip atkaklus, stropus, griežtas, nepaneigiamas. Palyginkite hard worker – stropus darbininkas, hard discipline – griežta drausmė, hard fact – nepaneigiamas faktas. O jeigu žodis hard eina prieš veiksmažodį ir jį aprašo, tuomet jis tampa prieveiksmiu su reikšmėmis smarkiai, stipriai, sunkiai. Pavyzdžiui, to hit hard – smarkiai suduoti, smogti, to work hard – sunkiai dirbti. Daiktavardį su reikšmėmis kietumas, sunkumas galime sudaryti pridėję prie hard priesagą nes, kad gautume žodį hardness. The hardness of ice – ledo kietumas, the hardness of life – gyvenimo sunkumas. Norėdami sudaryti veiksmažodį, pridėsime prie kamieno hard priesagą n ir sakysime harden – sukietėti, užkietėti, sukietinti, stiprėti. Pavyzdžiui, the glue needs about 10 hours to harden. Klijams sukietėti reikia apie 10 valandų. O pridėję prie veiksmažodį harden galūnę ed gausime dalyvį hardened – sukietėjęs, užkietėjęs, sustabarėjęs, užgrūdintas. Pavyzdžiui, hardened criminals – užkietėję nusikaltėliai. Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. The hardened walker hit the rock hard to test its hardness and tried to harden his hands for the hard job ahead. Like and follow!